Pirmąjį šių metų gegužės savaitgalį Vilniuje prie Siemens arenos įvyko pirmosios driftingo varžybos Lietuvoje. D1 Sport sezono atidarymas, kuriame vyko slalomo, drifto ir Gymkhana varžybos. Visą savaitgalį aplink Siemens areną gyvenantys žmonės turbūt nesuprato, kas darosi. Jau nuo šeštadienio vidurdienio viskas kelių šimtų metrų spinduliu aplink areną buvo pasislėpę padangų dūmų rūke. Nuo 14 valandos vyko drifterių treniruotės. Juose buvo nebloga proga pamatyti, kas ką pridarė per žiemą lindėdami garažuose. Iš Japonijos Ebisu Drift Matsuri festivalio grįžęs Tadas Lučkaitis demonstravo tekančios saulės šalyje įgytą patirtį, o atsinaujinę BMW fan nariai rodė kaskart vis labiau seilę varvinti priverčiančius savo automobilius. Plačiau apie tai, kaip pirmąją dieną sekėsi šoninio slydimo meistrams, kalbame su pačiais sportininkais. Van prie krantą, sparnai lūžta, viskas gerai. Pakalbėkim plačiau apie šios dienos varžybas. Naujas sezonas, nauji iššūkiai, nauji siekiai. Taip, nauji siekiai, bandysim pasimti pirmas vietas visur, kur dalyvausim. O šiandien viskas vyksta kaip ir gerai. Manau, žiūrovam patinka, ką mes darom. Ar daug dalyvių? Kaip matot, drifte buvo 25 berods, dabar Gymkhanoje liko stipriausiai apie 10, bet bandė važiuoti 15 dalyvių berods. Papasakok šiek tiek plačiau apie Gymkhaną. Tai naujovė Lietuvoje, kol kas to niekur nematėm. Taip, iš tikrųjų, čia užslėptas žodis slalomas, tik tai mes bandom padaryti slalomą įdomesnį, gražesnį, dėl to mes slystam. Ir jeigu išsitiesina dalyvis, tai baudžiam 10 sekundžių bauda. Tai reiškia, yra tik 2 vietos, kur galima tiesiog važiuoti, visur kitur baudžiama 10 sekundžių. Kaip sekasi dalyviam taip važiuoti? Aš manau, dauguma dalyvių drifteriai, jiems sekasi gerai, nes jie nemoka tiesiai važiuoti. O kaip jums šiandien sekasi? Gerai, tik tai parodžiau, kaip reikia arčiau sienos važiuoti, reikėjo šiek tiek mažiau pasistengti, bet, ką padarysi, čia sportas, viskas gerai, man patinka viskas. Ten su išsukimu biški problemų, su vairu, žodžiu, buvo, tai va tiek, nelabai šiaip sekė. Šiaip mašina elgės gerai iki maksimumo, o man maksimumo jau jinai pradeda kvailiuot, žodžiu. Užsirakina ratai, nebegaliu atgal atsukti normaliai, trasos įveikti negaliu, nukreipti ten mašinas, kur reikia, žinai, tai va taip ir gaunas. Per naktį kažką darysit, tvarkysit rytojus varžybom? Šiaip pagrindė tai reikia kolonėlę restauruoti, ko pats tikrai negaliu pasidaryti, o firmų, kurios dirba šeštadienį naktį, nėra. Šiaip jau 2 savaitės naktim dirbau, žinai, kad atvažiuot. Tai va, tiek. Kokių rezultatų rytoj tikėtis? Aš net nežinau, ar važiuosiu, nes sunku, žinai, kam važiuoti su nevaldoma mašina, ta prasme. Jeigu ant maksimumo negali važiuoti, tai kam važiuoti iš viso? Ne vienam žiūrovui kilo klausimas, koks automobilis trasoje. Papasakok plačiau apie tai, ką vairuoji. Amerikonas, 89 Mustang GT. Kas čia? Standartinis motoras, važiuoklė visiškai nestandartas, viskas nuo A iki Z. Su išsukimu irgi viskas nestandartas, nuo kolonėlės iki vairo traukio, iki, viskas, žodžiu. Tai ką, pagal kas šiais metais gal dar su šito motoru pavažiuosiu, kitais metais kažką jau kito planuoju. Šiaip tai mašina gamyklinė, tai prastai valdos ir prastai viską, žinai, amerikoniškam keliam. Rezultatai kaip ir nieko, automobilis biskutį pavedė, bet jau taisiau, kaip pirmos varžybos liuks. Neblogai. Rytojaus varžybose dalyvausit? Nežinau, jeigu leis, tai dalyvausiu, bet dar ant klaustuko esu. Na ir kaip būtent savo pasirodymų? Ar patenkintas? Jo, patenkintas. Jau pažiemos įgūdžiai susiformavę? Prasideda dar tik tais, nes iš viso pirmas važiavimas su ta mašina, nes dar tik šiąnakt sutverta, jinai buvo tai baigta sutverta.
Gerai sekasi iš pradžių, nelabai sekėsi, mašina nebuvo normaliai dar atreguliuota. Tada supratom, kur yra bėda, pasitaisėme ir į galą iš viso viskas gerai pavyko. Pravažiavom su beveik visais stipriausiais dalyviais, pasibandėm savo jėgas, stengsimės rytoj geresnę vietą užimti. Taip. Kokios galbūt būtų rytojus prognozės? Kai prasidės treniruotė viskas, dar pasipraktikuosim ir žiūrėsim. Ar ilgai ruošia techniką ir jeigu nepaslaptis, ko prikrovėt? Techniką jau ruošiau viso metus laiko. Po to buvo pakeistas variklis iš 3,5 V8 į M5 V8 400 arklių. Ir važiuoklė visa perdaryta, sudėti lankai. Dar kol kas nedabaigta viskas, dar išorė keisis į M-kės visą apdailą. Daugiau kaip ir pats visas, vairo susukamumas didesnis. Na ir kaip konkurencija su kitais varžovais, matėm ir užsienio šalių sportininkai prisivarė gana neblogų automobilių. Nu, nežinau, iš tikrųjų, pernai aš kadangi važiavau tik dviejose varžybose, nes neišėjo visur, nes gedimų buvo visko. O šiemet žiūrėsime, kaip turėtų viskas pasisekti, tikimės. Svarbu, nesugestume. Džimhanos rungtyje nevažiuojat? Nevažiavom, nes biškį mažokai padangų atsivežėme. Ir dar prieš pat rungtį ir kuras baigės, tai kol nuvažiavom, persimontuot ratus viską, tai taip ir prasidėjo viskas ir nualino visą tą dieną iš tikrųjų. Trasa gera, galėtų būti greitesnė biškė. Kodėl? Kaip įdomu. Prie didesnio greičio lengviau slysta, per lėtą sunku mašinai pavežti. Šiaip slalomas įdomus, bet driftas galėtų būti biškį greitesnis. O Džimhanos rungtis? Įdomi, aš slalomus šiaip važiuoju, tai įdomu. Įdomu, norėčiau dar pavažiuoti kur nors. Pagrindinės kovos rytoj. Kokie norai? Norai papult į 8-tuką. Tarp prizinių nesitikiu, bet į 8-tuką būtų įdomu papult. O galimybės realios? Realios gal. Šiaip esu papuolęs ir į 4-tuką, į 8-tuką sekasi kartais papult. Neaišku, kaip svečiai važiuos. Svečių stiprios mašinos labai. Kaip jūsų BMW? Nieko, beveik standartinis. Kol kas viskas neblogai. Kaip slysta? Gerai. Jeigu lyt nepradės, bus gerai. Kokią techniką vairuojat, papasakokit? Tai kaip matote turbūt, Nissan Silvija, kaip populiariausia turbūt. Na ir kaip pirmos rimtos varžybos šį sezoną, ar neišlindo koks gedimas? Dar ne, dar niekas neišlindo, kol kas viskas gerai. Pagrindinės ir finalinės kovos rytoj, kokie tikslai, kokie siekiai ir norai? Tik dalyvauti. Linksmai, normaliai. Kokie rezultatai? Ai, kažkokie, nežinau, nesu savo mašiną, bet šiaip normaliai visai sakyti. Tai nežinau, žiūrėsim, kas rytoj bus. O šiaip įgūdžiai po žiemos, ar jau susiformavę? Jo, plius minus. Bet, dar, tai aišku, ateityje formuosis labiau dar. O technika, ar viskas tvarkoja ir gedimų nėra? Su šita jo, normaliai viskas. Viskas gerai. Kokie tikslai rytoj? Žiūrėsim, kaip bus. Aišku, tikslas, kai visą laiką, maksimumas. Sekėsi gerai, varžybos buvo puikios, šito blokų labai neužkliūdėm, mašina cela. Viskas puikiai. Ar po žiemos tokios pirmos varžybos, ar netrūksta truputį įgūdžių? Tai buvo prieš tai treniruotės Dvarkėmi pasivažinėjom, šiandien pasitreniravom, taip kad viskas normaliai. Ko sieksit rytoj? Rytoj į top 16 papulti. Manot pavyks? Stengsimės. O technikos gedimai nekankina? Buvo truputį problemų, tai žiūrėsim. Gal važiuosim rytoj. Gal numeris toksai 13 negeras. Kas kaip sunkiai, ir mašina neklauso. Važiuot nori, sanka bus lysta. Gal rytoj bus geriau? Rytoj turbūt nedalyvaus. Kodėl? Mašina dar neparuošta tokiam varžybom rimtom. Jeigu taip mėgėjiškai, tai galima, o rimtom varžybom pažiūrėk į kitas mašinas. Kiek pinigų suplota, kiek meilės į mašiną, tai labai sunku su jais varžytis, tai kad... Ryte viskas buvo gerai, bet pakol kas techninės problemos kankina. Kas sugedo? Neturim kuro. Kažkodėl tai. Ar dar šiandien spėsit sudalyvauti vienam važiavime kokiam? O šiandien tikriausiai ne, bandysim rytoj čempionato pirmą etapą. Per naktį pasiruošit? Tai taip. Kokių rezultatų sieksit? Aukščiausių.
Ir kaip slysta? Na, puikiai šiandien, puikiai. Sunkiai, va, lenda visokios nesąmonės. Automobilis technika visgi nebuvo ištestuotas. Paskutiniam dienom surinktas varžyboms specialiai šitom, be treniruošių, be nieko. Na ir turbūt rezultatų jau ir nebebus geresnių. Nu, va šito Gymkhana ir Gymkhana, nežinau kaip vadinasi, tai nebelabai sudalyvausiu, bet nu, stengsiuosi rytoj driftingo tam etape jau pačiam kažkokį rezultatą, nežinau. Per naktį spėsit sutvarkyti? Tikiuosi. Varžybose sudalyvavo ir ralio pasaulyje gerai žinomas sportininkas Karolis Raišys. Jis drifto trasą bandė įveikti pasikinkęs juodą Mazda kabrioletą. Dalyvau ralį. Ralis užsibaigė anksčiau laiko, negu buvo planuota, nebuvo ką veikti, važiavau pro šalį. Žiūriu, kažkas vyksta, bandau suprasti taisyklės ir dalyvauju. Ar lengvai sekasi suprasti ir dalyvauti? Dar nesupratau, bet jau dalyvauju. Ir kaip? Rezultatai? Nežinau, teisėjams spręsti, aš nežinau taisyklių, jie čia sprendžia, kas laimi. Nešalta važiuoti su kabrijo vėlų vakarą? Ne, čia karšta nuo padangų. Prieniškis Ramūnas Brūzga iš JDM Art komandos parodė savo 610 arklio galių Nissan Silvija. Jis ir sulaukė bene daugiausiai žiūrovų ovacijų. Štai sportininko komentaras apie varžybas ir keletas akimirkų slydimo šonų. Savo malonumui pravažiavau ir viskas, kad prie mašinos pripras naujos po žiemos paruoštos. Automobilis turbūt pats galingiausias šios dienos renginį, papasakokit šiek tiek apie jį. Nu, kiek ten, 60 tik tai arklių, 750 niutonų. Galit patys pažiūrėti, ką aš čia daug pripasakos. Tai padangos trūksta? Ai, nu truputėlį. Ai, nu yra tokių minusiukų dar, tepalą leidžia ten pro dėžę. Reikia pasitvarkyti. Ar daug investavot? Labai. Neatskleisit kiek? Ne. Taigi šiandien apžvelgėme pirmąją driftingo sezono atidarimo dieną. Jau kitą savaitę laidoje jums pristatysime finalinės šoninio slydimo kovas, tad laukite tęsinio.